AI startas bendruomenėje gavome klausimą apie Claude limitus, kodėl jie taip greitai baigėsi ir ką daryti, kad su AI būtų galima dirbti efektyviau. Bet iš tikrųjų supratome, kad ši tema tinka ne tik Claude naudotojams, tie patys principai veikia ir su ChatGPT, Gemini bei praktiškai bet kuriuo kitu AI įrankiu. Nes esmė nėra vien limitai, esmė yra tai, kaip tu dirbi su AI. Todėl šiame video pasidalinsiu 6 paprastais būdais, kaip gauti geresnius atsakymus iš AI ir mažiau laiko praleisti taisant rezultatą. O mes AI startas bendruomenėje jau įkėlėme pilną video su visais 11 patarimų, daugiau pavyzdžių ir pažangesniais būdais, kaip organizuoti savo AI darbą. Beje, AI startas bendruomenėje jau turime ir pilną Claude kursą, ten parodome, kaip Claude naudoti turiniui, darbui, idėjams ir savo projektams. Taip pat jau ruošiame ir naują kursą apie profesionalių svetainių kūrimą su AI be programavimo, bet taip, kad rezultatas atrodytų profesionaliai. Nuorodą į bendruomenę rasi video aprašyme ir prisektame komentare. O dabar 6 patarimai. Pirmas patarimas – iš karto parašyk visą užduotį. Vietoj to, kad rašytum, parašyk Instagram įrašą, tada padaryk trumpesnį, tada pakeisk toną, geriau iš karto parašyk viską, ką nori. Pavyzdžiui, parašyk trumpą Instagram įrašą apie naują AI įrankį. Tekstas turi būti paprastas, draugiškas ir skirtas Lietuvos auditorijai. Pabaigoje pridėk 5 hashtagus. Kuo aiškesnė užduotis, tuo mažiau reikės taisyti atsakymą. Antras patarimas – naujai temai kurk naują pokalbį. Nenaudok vieno čato viskam. Vieną pokalbį skirk socialiniams tinklams, kitą asmeniniams dalykams, trečią svetainį ar verslo idėjai. Kai viename pokalbėje sumaišai daug temų, AI gali pradėti maišyti informaciją ir prasčiau suprasti, ką nori padaryti dabar. Trečias patarimas – prieš didesnį darbą prašyk plano. Jeigu nori, kad AI sukurtų svetainę, marketingo planą ar ilgą scenarijų, neleisk jam iš karto pradėti. Pirmiausia, paprašyk plano. Pavyzdžiui, pirmiausia pasiūlyk svetainės struktūrą, puslapiui ir dizaino kryptį. Kol nepatvirtinsiu planą, nieko dar nekoduok. Taip tu pirmiausia pamatai kryptį ir gali ją pakoreguoti. Tik tada jai pradeda realų darbą. Ketvirtas patarimas – nurodyk, kokio atsakymo nori. Jei nori trumpo atsakymo, taip ir parašyk. Gali sakyti, atsakyk iki 5 punktų, parašyk vieną trumpą pastraipą, pateik tik konkrečius veiksmus arba nerašyk įžangos. Taip gausi rezultatą, kurį lengviau iš karto panaudosi. Penktas patarimas – paprastoms užduotims nereikia stipriausio modelio. Jei reikia pataisyti tekstą, išversti kelis sakinius ar sugalvoti kelias idėjas, dažnai nereikia naudoti stipriausio AI modelio. Stipresnius modelius pasilik didesniems darbams, strategijai, sudėtingai analizai, rimtesniam scenarijui ar projektui. Taip dirbsi greičiau ir nešvaistysi stipriausio modelio paprastom užduotim. Šeštas patarimas – duok AI tik reikalingą kontekstą. Jeigu prašai AI padėti su konkrečia užduotimi, neapkrauk jo viskuo iš eilės. Pavyzdžiui, jeigu nori parašyti postą apie vieną produktą, nereikia įkelti 10 failų, visos įmonės istorijos ir 5 senų dokumentų. Geriau trumpai pasakyk, kas svarbiausia. Kam skirtas tekstas, apie ką jis turi būti ir kokio rezultato tu nori. Kuo aiškesnį ir labiau susijusi kontekstą duosi, tuo lengviau jai suprasi, ką turi koncentruotis. Taigi šie 6 patarimai jau gali tau padėti daug geriau naudotis ChatGPT, Claude, Gemini ar kitais AI įrankiais. O jei nori visų 11 patarimų pilną video su daugiau pavyzdžių, rasi mūsų AI startas bendruomenėje. Nuorodą į bendruomenę rasi video aprašyme ir prisektame komentare. O jeigu šis video buvo naudingas, nepamiršk paspausti like ir užsiprenumeruoti AI startas kanalo. Čia paprastai rodome, kaip AI įrankius pritaikyti realiame darbe ir kasdienybėje. Ir aišku, nepamiršk komentaruose parašyti, kurį AI įrankį dabar naudoji dažniausiai – ChatGPT, Claude ar Gemini.